Tai šiandien turime sausio galas, kur turėtų būti -20, turim +8. Pasakiškas oras, tiesiog pavasaris, viskas atėjo labai ankstyvas. Sveiki atvykę į 7 epizodą. Ir šiandien epizodas bus arba naujas PR'as, arba bus didžiulis failas, bet so far pradedam nuo failo, nes norėjau pradėti filmuoti, mikrofonas įsikrovęs, tai teks varyti be mikrofono. Dzintas mikrofonas, šiandien pavarysiu ir be jo, daug nedaužaudžiaujant ir varau spausti. Atsigeršinam už praeitą kartą. Varom toliau. Sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Jeigu dilbiai užsipumpuoja nuo hanterių spaudimo, tai sakyčiau visai neprastai. Down slowly, a little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Ką, pabaigėm šitą pumpo beprotybę. Atsikeršinau už praeitą kartą tam pačiam svoriui, 135. Tai pagaliau kažkokia prošvaistė yra net ir su šitu veiksmu, nes benčas pastaruoju metu jis toks pastrigęs buvo. Vienas labai geras periodas, kada sugebėjau per realiai gal net mėnesį ar 2 uždėti 10 kg. Buvo labai toks didžiulis šuolis nuo 132 iki 142. Tai tas jėgos pojūtis labai galingas buvo. Dabar vėl tik truputį pavažiavo, bet
yra indikatoriai, kad viskas kyla, nes technika, ta prasme, labai gera, labai patogiai jaučiuosi pačiam veiksme. Aksesuarys, papildomi pratimai, kuriuos darau, tai jie irgi kyla, ta prasme, kiekvieną savaitę. Vienintelis dalykas, kuris truputį stringa, tai yra pats spaudimas. Bet klaidos aiškios ir manau, iškomunikuosim šitą dalyką su treneriu, atrasim paprasčiausiai tinkamą sprendimą šitam veiksmui. Turėsiu visą didį komplektą, kuris tiesiog rodys tendenciją kilimo į viršų. Tai irgi sakau, nepaisant to, 135, 3 pakartojimam, naujas rekordas, kuris yra tikrai labai faina. Tada sekė visas tas darbas, tiesiog su lengvesnis svoris, kaip visada. Dar vienas rekordas buvo padarytas su hantelų spaudimu. Kaip matėte, ant svarstyklių buvo 51-400, aišku, šitos svarstyklės turi paklaidą, bet kas su šitais hanteliais yra, kad su jais truputį yra sunkiau spausti, negu pavyzdžiui, tie, kaip būna komercinėse salėse, kur ant stovų sudėta ir tas hantelis jis yra nerdant. Tas svorio centras truputį kitaip yra pasiskirstęs ir yra lengviau spausti negu tokį surinktą, kur blynas, va tokio dydžio. Ilgai nespaudžiau nieko, kas būtų iš 50 kg, tarkim, tai čia irgi buvo toks kaip ir rekordas. Nemažas svoris, tai prasme, realiai kaip mažą moterį į ranką pasiėmus spausti, tai visai smagu, tu prasme, hantelį 100 kg nuo krūtinės, dar turint omeny, kad nebūna izoliuotas, pavyzdžiui, kaip su štanga, ne, kada laikom dviem rankom tą pačią svorio ašį. Čia viskas siūbuoja, tai labai tikrai faina judinti tiek svorio. Ir viskas, toliau pasidariau visus tos savo pagalbinius pratimus. Pumpas iš tikrųjų nesvietiškas, visur tempia, visur skauda. Bet labai puikiai treniruotė, viskas labai puikiai praėjo, laimėt be traumų ir dėl to labai esu patenkintas. Ir ką šį kartą taip trumpai, tai tęsiam darbus toliau, kol kas viskas labai puikiai sekasi. Ir kaip ir minėjau, praeitą kartą tikrai jaučiuosi, kad esu ant kažkokios naujos bangos, tai vat beliko sutvarkyti tik tai šitą veiksmą ir manau turėsim superinį SBD. Tai vat sekantį kartą susitiksim traukos treniruotėj ir ką šiam kartui iš manęs tiek. Ir vėlgi dėkoju visiems, kurie pažiūrite iki galo, kurie vertina mano šitą indėlį į jėgos trikovės populiarinimą, vadinamai sporto populiarinimą. Jums už komentarus ir palaikymą. Ir ką, šiam kartui iš manęs tiek. Su jumis buvo Lukas ir susitiksim kitoj treniruotėj. Iki.